Dart 250 modelis, mažytis sparnas tokio dydžio. Esmė tai noriu parodyti į LRS sistemos žavesį. Čia realiai imtuvėlis skirtas, segmentuojamas, parduodamas, reklamuojamas kaip automobilinis, vidinė integruota antena, išorinės antenos net nėra, 3 kanalų ir to pilnai pakanka tokiam minimalistiniam sparnui. Toks pat yra ir 5 kanalų, bet principe tai noriu parodyti grožis tokio paprasto dizaino, mažas imtuvėlis, tiesioginis matomumas, putos lėktuvas, minimaliai rizikos ir kaip galima paprastai susikonfigūruoti ir paskraidyti. Telemetrija. Restartuojam telemetriją iš naujo. Štai. Telemetriją restartuoju tam, kad viskas į defaultinės vertes nusistatytų. Čia yra telemetrijos atgalinio kanalo ryšio kokybė, čia yra imtuvo, tai yra lėktuvėlio ryšio kokybė ir baterija. O minuso ženklas prie tam tikrų verčių reiškia, kad čia bus fiksuojama minimali pasiekta vertė, tai kas mane ir domina. Aš esu prie pat savęs, momentinė ryšio kokybė 100, minimali irgi niekiek nėra nukritus ir kai paskraidysim ratais, bus įdomu pažiūrėti, kokios yra šios vertės, kiek buvo minimaliai nukritę. Throttle active. Minute. Skrendu praktiškai matomumo ribose su tokiu mažu modeliuku. 2 minutes. Ir galima pažiūrėti. 96% buvo, o lėktuvo signalo lygis, tai 96%, tai 4% tik tai duomenų buvo prarasta, tai labai geras. O telemetrijos atgalinis iš lėktuvo į pultą 92 ir tiesiog tas imtuvėlis, kur yra panaudotas, tai jisai
telemetrija siunčia tik labai maža 10 mW galia, už tai nukrito žemiau. Tuo tarpu aš pultą esu nustatęs 50 mW galingumus siūst. Tai va, čia dabar buvo siunčiama 50 mW galia, kai realiai galima iki vato kelti. Aišku, nerekomenduojama ir nereikia taip daryti, bet galima didinti dar labai daug. 100 mW, 250, bet tiesioginiam matomumui, kaip matom, nėra reikalo. Netgi su tokio minimalistiniu imtuvėliu į LRS sistemą tikrai rekomenduoju.